Sveiki, mes esame Šiaulių Gegužių progimnazijoje. Meno sode. Štai čia auga vienas meno medelis. Štai čia auga kitas meno krūmas. Oho, o štai koks kotas šito medžio tokų proto. Štai auga ketvirtasis meno medis. O mes esame tarp jaunojo Lietuvos intelektualinio medelyno. Sveiki! Sveiki! Sakykit, ko aš čia atvažiavau? Paimti interviu apie Emiliją. Emilija, kokia Emilija? Emilija Ruškytė, mūsų klasiokė. Man 12 metų, mokausi Šiaulių Gegužių progimnazijoje. Laisvalaikiu lankau baleto studiją Aušrelę ir linijinius šokius. Man labai patinka skaityti įvairias knygas, važinėtis dviračiu, kepu įvairius pyragus, dainuoju, piešiu, turiu daug gerų draugų ir mano svajonė yra patekti į One Direction koncertą. One Direction, kas tai yra? Tai yra muzikos grupė. O pavadinimas ką reiškia? Viena kryptimi. O tu gyvenime judi viena kryptimi ar stengiasi atrasti daugiau krypčių? Kartais nusuku, o kartais einu tiesiai. Ką galite pasakyti apie Emiliją? Emilija yra labai linksma, draugiška, siekianti savo tikslo ir ryžtinga. Ji labai gražiai šoka ir gražiai dainuoja. Labai lanksti, tai pasakyčiau, kad jinai yra mūsų klasės gimnastė. Jokių neigiamų bruožų neturi. Kartais būna šiek tiek užsispyrusi. Užsispyrusi kuria prasme? Ožiukus rodo. Aš labai nustebau išgirdusi, kad jo ožiuojasi, nes nesu pastebėjusi nieko panašaus. O kokia jinai yra? Pirmiausia, ji nebijo klysti, o tai veda ją į sėkmę. Antra, tai vaikas nesididžiuojantis savo sėkme. Na, tai be galo rami, gera mergaitė. Sakei, kad laimėti olimpiadoje tau yra palaima. Kas dar gyvenime tave daro laimingą? Draugai, šuniukas ir šokoladas. Besimokantis jaunas žmogus, manai, yra gražesnis už tą, kuris nesimoko? Na, kiekvienas žmogus yra labai skirtingas. Vienam gal svarbiau kompiuteris ir visokios televizinės laidos, kitam gal mokslai, knygos įvairios. Pavyzdžiui, tai man svarbu ir tas, bet pirmenybę tikiu mokslu. Netrukus teleportuosimės į Klaipėdą, bet prieš tai, Emilija, tavo draugai norėtų tau kai ką pasakyti. Štai tokia lyriškai dramatiška gaida mus pasitinka Jorigė iš Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos. Apie jos lyrišką ir dramatišką sielą aš norėčiau, kad keletą sakinių pasakytų jos klasės draugai. Eikime su manimi. Jorigė, kokia ji? Nuoširdžiai gera, draugiška, Ir viskas? dar daug kas. Skelk. Visų pirma, Jorgė man labai patinka dėl to, kad labai prieš kontrolinius gerai padeda parašyti špargalkės. Jeigu nori ką nors padaryti, yra labai užsispyrus ir padarys būtinai tai. Jorgė yra graži, talentinga, super duper gera draugė. Apie savo dramatiškai lyrišką gyvenimą netrukus papasakos pati Jorigė. Lankau muzikos mokyklą, mėgstu dainuoti, kurti muziką ir groti fortepijonu. Lankau džiazo studiją, ten mes su draugais džiazuojam ir gerai pavarom. Ir dar lankau karate, savigynai. Kuo šitas sportas karate tave patraukia? Tai, kad ten nėra daug mergaičių. Ten yra berniukai ir aš norėjau įrodyti, kad mergaitės nieka prastesnės. O dabar šnektelkime su Jorigės mokytoja. Jorigė yra, girdėjau, vaikai vardino draugiška, labai rimta mokinė. Manau, kad auga tikra pilietė. Jorigė visada galima pasiremti. Jorigė tikrai prisiėmus yra seniūnės pareigas ir tikrai yra labai atsakinga. Kiek žmonių, su kuriais bendrauji, rato užima mergaitės, o kiek berniukai procentaliai? 51 berniukai ir 49 mergaitės. Berniukai niekada nieko nebijo, jie pasiryžę šokti nuo stogo ir viskas. Tu nori šokti iš paskos jų? Ne, man tai aš geriau žiūrėčiau, kaip jie šoka nuo stogo. O turi idealą kokį nors? Manau, idealai yra gydytojai. Ką norėtum studijuoti? Yra tokie du dalykai, kuriuos aš norėčiau. Tai norėčiau dirbti tiesiog laisva menininkė, rašyti, kurti, vaidinti, o kitas yra dirbti reanimacijoje.
būtų labai įdomu. Andriau, linkėjimai nuo Klaipėdos Belzebubų. Grįžtame į studiją.